Vakaras, mielieji, labas vakaras. Kaip aš jūsų pasiilgau. Kaip aš jūsų pasiilgau. Kadangi tikrai senai bekalbėjau ir galiu padaryti kažkokių tik klaidų, ne tą būti prijungus, ne taip kažką būti sujungus, tai jūs man būtinai komentaruose parašykite, ar tikrai mane gerai girdite. Ar tikrai gerai mane matote. Aš žinau, kad jums tai bus labai lengvas darbas, tai dar kartą prašau parašykite, ar tikrai gerai mane girdite ir ar tikrai gerai mane matote. O šiandieną, tokią labai gražią dieną, rudenėjančią dieną, aš išsirinkau nuostabią, fantastišką temą ir jūs tikriausiai viršuje jau matote, apie ką aš šiandieną noriu su jumis pasidalinti. Galbūt ištikimieji mano sekėjai pastebėjo, kad aš dalinausi atsiliepimais apie šampūnus, ar ne? Tai dabar aš noriu vėl pasidalinti, taip ir užvadinau, tai ką kalbate jūs. Ne aš, ne dar kažkas, bet, ta prasme, ne mano sesuo, ne mano brolis, ne mano vyras, ar ne, bet tai, ką kalbate jūs apie Tende produktus. Aš būsiu jums labai dėkinga ir už tai, jeigu jūs po šiuo mano laivu, nesvarbu, žiūrėsite jį tiesiog ir žiūrėsite įrašą, kad jūs pasidalintumėt, jeigu jūs esate kažką tai įsigiję iš Tende produkcijos, ar ne, tai po šiuo laivu būtinai parašykite, tarkim, ką jūs įsigijote ir jums tiko, kas paliko geriausią įspūdį, ar ne, galbūt kažką tai norėjote pakeisti ir taip toliau. Galbūt jūs turėjote kažkokią tai bėdą, kurią pagelbėjo išspręsti būtent Tende kompanija. Tai būtų labai man malonu, jeigu jūs pasidalintumėt po mano šiuo gyvu pasirodymu. Na, o kad jums būtų mieliau klausyti, tik tai žinot ką, aš vis tiek labai noriu patikrinti, ar tikrai gerai girdisi mano garsas, gerai, tai aš tojau įsivedu save į telefoniuką, va iš karto pamatau. Jūs turėjote kažkokią tai vėl save. Matau. Labai gerai. Kadangi aš save matau, tai galiu kalbėti ir toliau. Kažkaip čia tik pasidalinti. Kažkaip tai galim pasidalinti, ne? O, gerai, liuks. Tai va, tai dar kartelį tik tai priminsiu, kad po šio mano laivo tikrai, jeigu esate įsigiję kažkokią tai produktą, tai būtinai parašykite, ką jūs įsigijote, kaip jūs jį naudojate, ne, ir kokią bėdą jums pagelbėjo jisai išspręsti. Na, o jeigu jūs sugalvosite įsigyti, tai man būtinai taip pat parašykite, kad ko jūs norėtumėte, ne? Jeigu jūs tikrai dar tiksliai nežinote, tai mes abi ar abu kartu išsirinksime jums patį geriausią variantą, kas jums labiausiai tiktų ir geriausiai pagelbėtų su jūsų iškilusia tam tikra bėda. Tai, kad jums būtų linksmiau į mane žiūrėti, o aš tikrai turiu ką pasidalinti, tai aš noriu pasidalinti ekranu. Ir jau aš dabar dalinsiuosi ekranu ir labai jūsų taip pat prašysiu. Jeigu jūs kartais nematysite mano pasidalinto ekrano, tai kad būtinai man parašytumėt gerai į komentarą. Nes tikrai, žinokit, būna taip, kad, žinai, kai senai kažką tai darai ir nedadarai iki galo. Matosi? Aš tikiuosi, kad matosi, ar ne? Tai gerai, tai dabar noriu su jumis pasidalinti tai, ką kalbate jūs apie Tende produktus. Na ir šiandieną yra tokia tema, kad aš ją norėčiau, sakiau, rudenėje jau, ar ne, ir kad aš ją norėčiau paskirti sveikatai. Aš norėčiau šiandieną su jumis pasidalinti apie produktus, kurie yra kuriami pagal senuosius rytų medicinos receptus. Kai sako, žinote, labai gerą tokį vieną pokalbį klausiausi, irgi kalbėjo apie mediciną, ta, kuri dabar mus gydo, ar ne, ir tradicinę tą skaitomą mediciną ir netradicinę. Ir man beklausantis ten tokių dviejų protingų žmonių, ar ne, irgi tokią labai fainą frazę išgirdau, kad sako, kaip gali būti medicina, kuri gyvuoja 10 000 metų, kuri tikrai pagydė milijonus, milijardus taip pat žmonių, vadinama netradicinė.
Tai tame filmuke tą mediciną pavadino išminties medicina. Laiko ir išminties medicina. Tai aš pasinaudosiu, tai išgirsta tikrai labai gražia fraze ir taip pat pavadinsiu, tuos atkeliavusius senosios medicinos receptus iki mūsų dienų, tai išminties medicina. Taip, aš tikrai nesiginčiju, mes esame dabar žmonės tiek pažengę į priekį, bet jau yra visai kita tema. Aš labai dėkoju šiuolaikinei medicinai, viskas yra tvarkoje. Bet nepamirškime, kas nuo ko prasidėjo, ne? Kad ir šiuolaikinėje medicinoje visos kineziterapijos, akupunktūros, žolelės ir taip toliau, tai yra viskas parėję iš tos išminties medicinos. Na ir šiandieną noriu pasidalinti apie 3 produktus, kurie yra būtent Tende kompanijoje, sukurti pagal senuosius rytų medicinos receptus, kurie skaičiuoja apie 5000 metų ir yra pritaikyti su šiuolaikinėmis technologijomis mūsų Tende kompanijos gaminamiems produktams. Tai yra produktai venotonikas, tai yra šildantis skystas pleistras ir taip pat yra ortofito gelis skaudantiems sąnariams, kremzlėms ir taip toliau. Ir man labai yra džiugu, kad šiuos tepalus tikrai yra išbandęs ne 1, ne 10, ne 20, ne 100 ir ne 1000 žmonių, o žymiai daugiau. Ir man yra labai džiugu gauti tokius gražius komentarus. Ir pradėsime nuo tepalo Slavitono, kuris yra su natūralia venotonika ir jisai yra būtent skirtas kojoms, pavargusioms kojoms, kai venos išsiplečia, skauda ar ne, prasideda trombozės ir taip toliau. Tai ir pradedam, kad jums nereiktų įtempus akių skaityti, aš jums paskaitysiu, ką jūs, mielieji, sakote apie Slavitoną. Taigi sakot, drąsiai rekomenduoju. Naudoju Slaviton viso nėštumo metu, netino man kojos, dirbu per dieną ant kojų, dar pastoviai lipimas į 2. aukštą pilnomis rankomis. Turiu paveldėjimą su venomis, man iškilusi net yra ir išsiplėtusi po pirmo gimdymo. Pirmą tubelę, pamenu, naudojau tikrai nesąžiningai, kada išeina, o kai laukiausi taip, kaip reikia, naudoti pradėjau. Dar kojas palaikydavau iškilusi kokias 10 minučių. Vyras man po kiek laiko sako, bet tau tikrai sumažėjo ta vena. Sakau, aš nematau pati, nes ne iš priekio ji man. Nėra taip visai lygu kaip foto, naudoju pastoviai, bet operacijos nereikia. Mano tokia patirtis. Man iš tiesų labai smagu ir labai gera skaityti tokius jūsų fainus atsiliepimus, nes kiekvieną kartą aš kaip parduodu, rekomenduoju produktą, aš visada linkiu, kad jums pagelbėtų, kad išspręstų jums kažkokią tai bėdą ir padarytų jūsų gyvenimą smagesnį. Toliau. Sako, aš nemėgstu reklamos, bet šį sykį ir aš pasakysiu apie šį kremą. Tikra tiesa, pati jį naudoju, patikėkit, kremas daro stebuklus. Patariu tikrai įsigyti, jei turit venų ir kojų skausmo problemų. Tai stebuklas. Kentėjau skausmus prieš 20 metų. Niekas nepadėjo. Įsigijus šį kremą, nežinau, kas yra skausmas. Tikiu, nes aš turiu venų trombozę. 2 operacijos, niekas nepadėjo numalšinti skausmų. Šis kremas padarė stebuklus. Jeigu man žmonės rašo, kad kremas padaro stebuklus ar ne, ir net operacijos neprireikia, tai, man tai yra, žinokit, smagumo, smagumėlio, smagumaičio viršūnėlė, viršūnaitė. Mūsų moterys, merginos, naudojančios Tende produktus, jos yra labai išradingos. Todėl Slavitoną, beje, iš po šio komentaro ir aš jį pabandžiau, kai buvau įdegusi labai stipriai, tai iš tikrųjų padėjo. Sveiki, grupytė. Skubu dar kartą pasakyti, kaip mane sužavėjo Slavitoną. Vakar namo iš kelionės iš gan šilto tikslo, žinoma, niekada nepalieku be kelių atostogų produktų, įskaitant Slavitoną. Šiuo atveju labai padėjo nudegus saulei, nuėmė karštį ir nemalonų skausmą. Traukimo nebuvo, oda labai greitai nurimo ir dar panaudojau po vieną ekskursijos
po vienos ekskursijos kopėm virš 1000 laiptelių. Tada patepėm, labai padeda nuo nuovargio kojose. Tai žiūrėkit, vienas tepalas apsaugo ar ne ir nuo nemalonaus pojūčio, kai jūs persideginate saulėje, padeda jūsų pavargusioms kojoms. Taip pat aš galėčiau ir savo patirtim labai daug pasidalinti, bet visų pirma paskaitykim, ką manote jūs. Geras tepalas Slavitonas ir vaikiškas šampūnas geras, anūkėliai plaunu galvytę ir maudau. Daug produktų išbandžiau, siūlau pabandyti žmonėms šitą produkciją. Ramunė sako, manęs pasiilgo, galvoju, gal kas nors manęs nemato ar negirdi. Taip, ir aš aišku esu labai dėkinga ir jis tobulai tikras, nes pati viską pabandėjai ir gauni rezultatą. Komentaras tobulai tikras. Na, sekame toliau. Ką jūs galvojate apie Slavitoną toliau? Slaviton jūsų kojų lengvumui ir gaivumui. Tikrai super, turiu jį visada namuose. Nu, labai džiaugiuosi, kad jūs jį visada turit namuose. Beje, aš irgi jį visada turiu savo namuose. Šiandieną padariau tokią mankštą. Senai iš tiesų padariau mankštą ir kažkaip taip susizgribau, bet paklausius tų protingų žmonių, kiek sportas įtakoja mūsų organizmo sveikatai, galvoju, reikia pradėti jau vėl mankštintis. Tai padariau tą mankštą, užlipau į viršų, nusimaudyti, paskui, kai reikėjo nulipti, kaip kojų skaudėjo, parlipau atgal, išsitepiau, tai labai labai malonus šaldantis poveikis ir, o dabar, pavyzdžiui, kiek kartų lipau į viršų, aišku, jaučiasi, kad kojytės biškį paspartausias, bet galvojau, kad bus baisiau. Na ir toliau, štai, tai jau nuotrauka su išsiplėtusiom venom ir sako, kad turi tikrai Slavitoną, kuris labai greitai numalšina skausmą kojose. Na, o čia jau antras eina mūsų skystas pleistras. Beje, Slavitono jums neparodžiau, nes šiandieną paskutinis parodžiau. O skystą pleistrą dar vieną turiu, galiu jums parodyti. Tai labai džiaugiuosi. Čia matote jūsų stuburo nuotrauką, buvo operacija stuburo daryta va šitoksai skystas pleistras. Jis yra dėžutėj. Skystas pleistras yra 92% natūralių komponentų jį įeina. Stipresnis šildomas efektas, kai jį užtepi, atsinaujinantis veikiant šilumai ir fiziniai apkrovai. Jeigu jūs užsitepėte tą skystą pleistrą, pradėjote fiziškai judėti, kažkokia apkrova, jis atsinaujina ir tuo pačiu vėl veikia, nuima skausmą ir taip toliau. Tai čia yra pirma nuotrauka moters, kuriai buvo padaryta stuburo operacija. Ir gal tada pažiūrėkim, ką jinai rašo apie tai. Labas rytas. Tai, kas atrodo šiurpinančiai pirmoje foto, buvo beveik prieš 2 metus. Ilgai rijau, nevartojau, bet tikrai rijau savo jums stiprius vaistus nuo skausmo, kol nepabandžiau mūsų skysto pleistro. Tiesa, bandžiau ir klijuojamus pleistriukus, bet skystas pleistras asmeniškai man veikia daug greičiau. Ir net pasidarbavus sode su kastuvu nebereikia gulėti ant grindų ar stalo, kai labai skauda, noris tik kieto pagrindo po nugarą ir iš skausmo verkti. Ir kai gauni tokį komentarą su nuotrauka ir taip, ta prasme, iš tikrųjų natūraliai, tai, tas toksai jausmas, žinai, toksai geras jausmas, kad, aš nebereikalo esu čia. Aš nebereikalą jums pasakoju, važiuoju, dalinuosi, ar ne, visom savo žiniomis, nes kad ir vienas žmogus iš 100 žmonių panaudojęs pleistrą ir išsprendęs savo skausmo problemą, dar kažkokią problemą, ar ne, man tai yra didžiausias apdovanojimas. Ir, nežinau, gal dėl to, kad sakau, visada linkiu žmogui gerų rezultatų, visada linkiu, kad jiems padėtų, kad susidorotų su savo problema, ar ne, ir visą tai darau nuoširdžiai. Su didžiausia intencija, gerumo intencija ir linkėjimo gero intencija. Tai va, čia man iš vis, nes kadangi šį žmogų dar pažįstu ir ne tik tai žinučių, tai tikrai žinau,
kaip buvo sunku ir vat, tie skystas pleistras, klijuojami pleistrai ir taip toliau, kaip žmogui padeda tokiam sergančiam, tai super. Dukra skambina, beje, šiandieną jos gimtadienis. Alio, aš darau laivą. Taip, kaip gražiai atrodai. Žinau, turiu būtinai pažiūrėti, kaip atrodo. Ja! Eik tos, ja! Zau dyva, pažiūrėkit, kokia dyva. Nu, kokia tu graži. Eik tos tau. Nuostabi mano mergaitė. Ir į gimtadienio vakarienę. Gerai, Saulyte, eik. Aš vis tiek turiu užbaigti laivą, bet tu nuostabi. Gerai, paskambinsiu. Aha, iki. Jėzau, kokia graži ta mano vaikas. Super. Tai va, sugrįžkim prie to, ar ne, prie skysto pleistro ir prie to, kad kaip man yra malonu jums pagelbėti. Tai šitas būtų pats paskutinis komentaras, ką aš išsisaugojau ir ką aš norėjau jums parodyti. Dabar nustoju dalintis ekranu. Ir kadangi mūsų, oi, kiek daug komentarų, labas Ramonytė, labas Saulelė. Sakyk, kad pasiilgus buvai, aš irgi, žinok, pasilgstu jūsų ir vat, jau kai labai pasilgstu, tai jau šaunu. Ačiū, Jungute, ačiū, kad parašė, jog matot, ačiū. Man taip pat nuostabus jausmas gauti tokį atgalinį ryšį. Ir iš tikrųjų, ar ne, Ramunė, tu mane mokei, kad pirmiausia dalyba, o paskui daugyba, ar ne, ir ką tai reiškia, kad duodi gerą produktą, gerą duodi emociją ir taip toliau, ir tada gauni su kaupu. Ir dar sakiau, kad ar ne, pas mus yra 3 tepalai, tai yra Slavitonas, apie kurį kalbėjau, yra skystas pleistras, ar ne, irgi paskutinis komentaras. Na ir dar taip pat yra ortofitogelis. Tai ortofitogelis yra taip pat su lengvai šildančiu poveikiu, kuris šildo, bet nedegina, yra labiau skirtas sąnariams, kremzlėms ir raumenims, ar ne? Turi net tokį, pasižymi tokiu poveikiu, kaip atkuriamuoju poveikiu kremzlėms, raumenims ir sąnariams, nes yra siero šaltinis. Šitas kremukas, tai pasižymi taip pat ir kaupiamuoju poveikiu, tai ką reiškia, kad pasitepus to kremuku, ar ne, praeis, kad, nežinau, ten ar ne, 2 valandos ir sako, kiti kremai nebenuima skausmo ir taip toliau, ar ne? Tai šitas kremukas tikrai jisai dirbs savo darbą gana ilgai, nes visos sudėtinės dalys, beje, yra 96% natūralių komponentų šiame tepale, ar ne? Visos sudėtinės dalys yra sudėtos tam, kad kuo ilgiau jums būtų numalšintas skausmas ir ne tik, kaip ar negeriam nuo skausmo vaistus, tai mums tik tai numalšina skausmo. O šis tepalas taip pat ir gydo, nes jis prasiskverbia į mūsų giliuosius audinius, į kremzles, į sąnarius ir visos tos žolelės, kurios yra sudėtos į šį tepaliuką, taip pat ir gydo. Na, nebereikalo iš tiesų ta išmanioji, išmintingoji medicina skaičiuoja 10 000 metų, yra pagelbėjusi, sakau, milijardams žmonių. Tai turime tikrai aš niekada nesakau, kad mes turime atsisakyti išmaniosios dabartinės medicinos, ar ne, bet, nežinau, kuo daugiau klausausi, tuo daugiau kažkaip vis pasitaiko man išgirsti, kad cheminis vaistas jis dažniausiai yra, kad numalšintų, na, kažkokią tai ligos jau padarytą, nemalonumą, ar ne, ten skausmą, perštėjimą, dar kažką, ar ne, bet va tos priežasties, kol mes išsiaiškinam tą priežastį, tai visai gerai yra panaudoti išmaniosios medicinos, ar ne, senosios medicinos žoleles, tepalus, pleistrus, pasportuoti, pabūti gryname ore ir taip prevenciškai save
pastiprinti ir paveikti organizmą gerai, geruoju būdu. Tai va. O kad būtumėt sveiki, tai tikrai jums neužteks vien tik tai teptis tepalo arba gerti tabletes. Jeigu jūs norite būti tikrai sveiki, visų pirma, jūs turite mokėti džiaugtis tuo, ką turite. Mokėti džiaugtis tuo, kiek jūs esate sveiki. Jūs turėtumėte išeiti pasivaikščioti, jūs turėtumėte kažkiek pasportuoti, jūs turėtumėte bent kažkiek laiko užsiimti savo mėgiamą veiklą, kad visi ten smegenyse neuronai ir taip toliau pailsėtų nuo streso, nuo įtampos, atsigautų. Ir žinoma, jūs turėtumėte gerai išsimiegoti. Tai aš jums linkiu sveikatos, aš jums linkiu labai geros nuotaikos. Ačiū visiems, kas buvote su manimi. Dar kartelį aš jūsų paprašysiu, prašau jūsų po šiuo mano live video, nesvarbu žiūrėti tiesiogiai, netiesiogiai, parašykite, prašau, ar esate kažką įsigiję iš Tende. Ir jeigu esate įsigiję ir jums pagelbėjo, išsprendė jūsų bėdą, ar tiesiog jums patiko kvapas, sudėtis ir taip toliau, būtinai pasidalinkite komentaruose. Leiskime sužinoti žmonėms, kokiais nuostabiais produktais Tende aprūpina mus. Tai yra ir grožio produktai, ir sveikatinimo produktai, ir vaikams produktai, ir dantų pastos, ir šluostės, ir indų ploviklis iš muilo, ir begalė nuostabių, fantastiškų produktų. Tai lauksiu jūsų komentarų ir gražaus jums vakaro. Buvo labai malonu jūs pamatyti. Apie vaistus Ramunė sako, malšina simptomus, bet nenaikina priežasties dažniausiai. Labas, Karolina, labai smagu tave matyti. Ir sako Karolina, kad nieko neįsigijau, bet norėčiau. Tai va, Zuikelį parašysi man asmeniškai ir mes susitarsim, ką tu norėtum išbandyti. Tai ate, gražaus jums vakaro. Viskas, ate.